Alytaus miesto vandentvarkos ūkio vystymosi pradžia skaičiuojama nuo 1963, nes būtent tais metais mieste pradėti statyti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Taigi jau 50 mečius Alytaus mieste centralizuotai tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos. Per šios metus įmonė patyrė keletą pertvarkymų. Nuo 1969 metų, kai buvo įsteigta vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, iki 1995 metų, kai buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę Dzūkijos vandenys. Siekiant užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybiškumą, bei alytiškiams sudaryti kuo patogesnės, ekologiškesnės gyvenimo sąlygas, nuo 2005 metų įmonėje pradėta įsisavinti ES parama pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programas. Nuo 2005 į įmonės ūkį jau investuota daugiau kaip 90 milijonų litų, iš jų apie 55 milijonai skirti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimui, sudarant galimybę naudotis centralizuoto vandens tiekimo paslaugą apie 3000 gyventojų. Apie 38 milijonai litų investuota į nuotekų valyklos dumblo tvarkymo ir džiovinimo įrenginius. Tai duokliai saugant gamtą ir Nemuną. Šiuo metu Dzūkijos vandenys Alytaus mieste eksploatuoja daugiau kaip 200 km vandentiekio, apie 200 km ūkio buities nuotekų, bei apie 115 km paviršinio lietaus nuotekų tinklų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įmonė teikia apie 55 000 vartotojų. Per metus įmonė vartotojams pateikia daugiau kaip 3 milijonus kubinių metrų geriamojo vandens, tiek pat jo surenka ir išvalo.
Ir tada tęsinam daryti. Tai yra be galo svarbu buvo ir nieks negalėjo Čia parašas. Girdėjau dabar ką tik. Tai jūs mane perkėlėt, viskas be dokumentacijos už mane. Ne, tai jeigu algis techninė priežiūra čia vyksta, tai jis tada reksuoja. Mums vadovams malonu, kad pavyko suburti tikrai darnią komandą, kuria galima pasikliauti vykdant sudėtingus darbus, diegiant naujas technologijas. Belieka stengtis išlaikyti tai, ką turime, sudarant sąlygas tobulėjimui ir siekiant užtikrinti, kad mūsų vartotojai gautų kuo geresnės kokybės paslaugas, o darbuotojai galėtų pagrįstai didžiuotis savo įmonę. Visi jie panašus. Visi panašus, ar ne? Galit nuneškit pasitatą. Nu, tai va tiek, tai va tiek. Gal padėkim statybininkam, taip objektas labai problematiškas, sunkiai dirba.